Ir jūsų aplodismentai. Erzina priešininką Piotr. Bando šiek tiek įspausti, nežinau, ar čia jam pavyks. Bando apgauti savo priešininką tragiškais šokio judesiukais. Mane tai tikrai pribloškė. Bet Martyną irgi matėt, praleido jisai vieną smūgį, praleido. Jis irgi vertina priešininko smūgį, toks nelabai buvo. Laikas! Antrasis raundas, ponios ir ponai. Mes laukiam kovų, o kai kurie iš jūsų laukia judesiukų, aš garantuotas. Ups. Man atrodo, buvo pasielgta neriteriškai. Bet mes elgiamės riteriškai, dėl to leisime jam atsigauti, atsikvėpti ir pailsėti. Taip. Kas dabar būtų riteriška? Riteriška būtų leisti spirtą atgal, sakėt? Aha. Čia, žinot, toks neaptartas dalykas, kaip ir smūgiuoti į tarpkojį negalima, bet spirti, žinot, taisyklėse neparašyta. Galbūt atsiras naujas įrašas, nežinau. Gerai. Šiek tiek nukentėjo Riterio Piotr garbė, bet nieko tokio. Jis nuo to turi tik dar daugiau įniršio. Dabar jau įtempęs atgal, kad galėtų toliau mušti. Va čia tai riteriškumas. Piotr, niekur neik, mes dar nebaigiam tavęs mušti. Gerai, teisėjai pasiruošę? Klausysi, kiek dar liko tos kovos? 20 sekundžių, publika. Galit jūs 20 sekundžių laiko ploti ir palaikyti mūsų riterį. Plojimai, šūksniai, trypimas, wow. Laikas, stop. Kovą laimė riteris Martynas.